Sveiki! Na kągi, ši sesija Europos parlamento istorijoje matyt ilgai dar bus minima kaip ta, kurios metu, na kągi, išreiškėme nerimą ir galima sakyti, kritikavome, pasmerkėme dvi ES valstybės. Pirmiausia, dėl Vengrijos. Iš tikrųjų, Europos parlamentas išreiškė kritiką Europos komisijai, kuri atšaldė 10,2 milijardo eurų, kitaip sakant, pamalonindama Orbano vyriausybę ir tuo būdu lyg tai garantavosi savo ramesnę dabartį. Bet ar ateitis bus ramesnė? Jokių būdų ne. Štai Orbanas pareiškė, kad jis jau ne vien tik tai nori kiekvienais metais tvirtinti paramą Ukrainai, jis apskritai pasiūlė, kad šie pinigai būtų skiriami ne iš ES biudžeto. Turėti vilčių dėl Orbano yra tuščias reikalas. Štai kodėl mes ir kritikavome komisiją. Beje, mes pavedėme savo komitetui įvertinti Europos komisijos sprendimą teisinių atžvilgių, ar viskas buvo padaryta. Beje, Europos parlamentas, kaip aš esu minėjęs anksčiau, nebuvo informuotas apie jokius dokumentus arba įvertinimą, kągi iš tikrųjų atliko Vengrija teisinės sistemos arba kovos su korupcija srityje. Taip pat teko ir Slovakijai. Slovakijai teko dėl kitko, nes Fico vyriausybė atėjusi į valdžią labai greitai ėmėsi pataisų. Pataisė baudžiamąjį kodeksą, sumažino bausmes už korupciją, panaikino specialaus prokuroro instituciją generalinės prokuratūros sistemoje, kuri beje buvo tas specialusis prokuroras kova su korupcija. Nejaugi viskas taip pagerėjo Slovakijoje, kad galima atsisakyti šitų institucijų. Ne, tai greičiausiai indikuoja, rodo tam tikrus sprendimus ir kelią, kokiu eina Fico vyriausybė. Europos parlamentas labai aiškiai įvardijo, kad Kinijos kėslai bandant, aš sakyčiau, integruotis, perimti kritinę infrastruktūrą Europos Sąjungoje, vertas rimtesnio dėmesio ir mūsų pastangų ir veiksmų. Tai, matyt, vyksta ne be didžiulių strateginių interesų, o bandymo kontroliuoti, bandymo gauti prieigą prie informacijos ir daryti įtaką netgi verslams ir politiniai sistemai Europos Sąjungoje. Štai kodėl Kinijos investicijos į geležinkelius, į uostus privalo būti stebimi. Tai maža to, kad mes pavedėme Europos komisijai tikrai atlikti papildomą analizę, pateikti daugiau informacijos, bet ir kreipiamės į, pavyzdžiui, Europos uostų asociaciją, na, sakykime taip, ne glebeščiuoti su Kinijos investicijomis, kurios nėra vien tik tai ekonominė investicija. Aš tik priminsiu, kad būta bandymų ir Lietuvoje, štai statant Rail Baltica per statytinės įmonės Ispanijoje, Kinijos kapitalas norėjo ateiti ir dalyvauti Rail Baltico statyboje ir Lietuvoje bei kitose Baltijos valstybėse. Visi mes skaitome, būdami parduotuvėse, daug etikečių. Kai kurios yra iš tiesų klaidinančios. Štai pavyzdžiai, kaip yra pateikiami tam tikri maisto produktai, vadinami ekologiškais, švariais, atitinkančiais aukščiausius reikalavimus, bet vieno standarto nėra. Na ir kaip yra tam vartotojui? Ar čia iš tikrųjų jie yra ekologiški, ar jie atitinka aukščiausius reikalavimus? Todėl mes priėmėme tokį rezoliuciją, dar kartą kviečiančią supaprastinti tą tvarką arba duoti galimybę vartotojui būti neklaidinamam ir gauti visą tą pilną informaciją, na, sakykime taip, turint standartinius apibrėžimus. Nes, žinoma, kai kurie gamintojai galbūt naudojasi šitą tokių informacinių triukšmų ir bando parduoti tai, kas nebūtinai yra geriausia. Šioje sesijoje turėjau du pasiūlymus į darbotvarkę, du klausimai iš tikrųjų buvo svarstomi. Tai pirmas, dėl komisijos ir tarybos pareiškimai, garantuojant visą karinę paramą Ukrainai. Dar kartą mes priminėme, žinome, kad šita situacija nėra patenkinama šiuo metu. Antras tai buvo dėl žiniasklaidos teisių arba situacijos Tadžikijoje. Atrodytų tolima valstybė, bet žmogaus teisės ir tie dalykai, kurie rūpi liberalams, aš manau, turi būti stebimi ir todėl aš džiaugiuosi, kad rezoliucija buvo priimta didžiulė balsų persvara ir tie 450 balsų rodo, kad iš tikrųjų pataikyta į taikinį. Kągi, sesija baigėsi, darbas tęsiasi ir iki kitų kartų.